O, klausyk, gal tu žinai, kam reikia seno Volkswagen Passato? Kodėl turėčiau tą žinoti? Nu, taigi tavo visi draugai varguoliai. O kodėl jūs norite seną Passatą atiduoti varguoliui? Nu, tai rūšiuoju šiukšlės. Plastikas į geltoną konteinerį, stiklas į žalią konteinerį, popierius į mėlyną konteinerį, senas Passatas varguoliui. Nelabai suprantu, iš kur pas jūs senas Passatas. Nu, iš kur, nu. Pirkau. Ne, nu, tiksliau, tai gavau kaip priedą, taip čia pavadinkim. Priedą? Nu, principė taip. Dabar ir vargstu todėl. Nei prašiau, nei reikėjo. Viskas prasidėjo nuo to, video registratoriaus. Nu ko? Video registratoriaus. Tokios durnos kamerytės, dar mažesnės negu tavo šitava, kur dar durnesni durniai negu tu, prisikliuoja ant priekinio mašinos stiklo ir tipo viską filmuoja. Visą laiką, viską. Vieną kartą sustojo aš aikštelį, o už manęs kažkokia kita mašina, kažkoks durnius sustoja. Išlipa kažkoks vargolis ir sako, jūs ten padarėte avarinę situaciją, sukėlėt. Jūs posūkio nerodėt, jūs ten per ištisinę lenkėt, ten kirtot, tada staigiai užstabdėt. Ten dar kažką. Nu tai aš jam paėmiau ir pasakiau, kur jam eit. Ką jis? Nu tai vat, kad nėjo. Pradėjau matai aiškinti, kad pas jį ten viskas yra užfilmuota, nufilmuota. Kad jisai turi tą video registratorių, ten viskas ten pas jį yra. Kad jisai viską ten perduos policijai. Nu, iš pradžių aš galvoju, nu tai tu tegul perduok, tegul perduoda. Su policija niekada aš jokių problemų nesu turėjęs. Bet žinai, paskui pagalvojau, nu tai kam dabar čia painiot policiją? Dirba vyrai, nu, ašgi pats galiu tokiu pačiu būdu ir už tokią pačią sumą pats išsispręsti. Nu tai žinai, išsitraukiau aš ten, kiek buvo užsilikę nuo praeito susitikimo su pareigūnais ir sakau jam, tam smarkuoliui didžiausiam, nesikarščiuok, nusiramink, atsipalaiduok, davai tu man parduok tą savo nufilmuotą ten tą medžiagą. Tai jisai, žinai, taip, capt pinigus paėmė, įsižiojo ir dar iš liemens spėjo kažką, tipo, imkit, ačiū, lankstėsi man, nubėgo tada tekinas visas, bėgom ten prapuolė. Tai tik tai raktelius man dar paliko. Nu, durnelis kažkoks tai. Aš tai norėjau tik tai jo to video registratoriaus, tą medžiagą nusipirkti, kad jisai policijai netiduotų. O tai jisai visą man tą mašiną paliko, už tą pačią sumą atidavė. Nu tai vat ir galvoju, reikia varguoliams atiduoti, padovanoti tą mašiną. Ar galima pažiūrėti jūsų nufilmuotą vairavimą? Bet su viena sąlyga. Aš tau parodau vaizdus su mano vairavimu, o tu pasiemi tą seną Passatą. Ok? O ne geriau jums būtų vairuotoją nusisamdyti? O tai koks skirtumas? Tai vis tiek aš vairuotojui sakysiu, kur važiuoti ir kaip vairuoti.